Jungtinių Amerikos valstijų senate yra marmurinės kolonos, kalbos, taisyklės ir politinės diskusijos, kurios formuoja JAV politikos kryptį. Tačiau tame pačiame posėdžių salėje, kurioje diskutuojama apie karus, biudžeto įstatymus, aukščiausiojo teismo kandidatus ir pagrindinį klausimą, ar vyriausybė turėtų toliau veikti, taip pat yra stalas pilnas saldainių. Senato saldainių stalas gali būti sąžiningiausia ir nepolitiškiausia institucija Vašingtone. Tradiciją pradėjo senatorius Georges Murphys iš Kalifornijos, buvęs aktorius ir šokėjas, kuris prisijungė prie Senato 60 metais ir garsėjo tuo, kad savo stalą visada laikė pilną saldainių. Murphys mėgo saldumynus, o kadangi jo stalas buvo šalia vieno iš judriausių įėjimų į salę, kiti senatoriai nuolat eidavo pro šalį ir vaišindavosi. Ši Senato tradicija prasidėjo taip pat, kaip ir bet kurioje įstaigoje prasideda biuro drama. Vienas žmogus atsinešė užkandžių ir staiga visi žinojo, kur reikia stovėti, nepaisant partijų skirtumų. Murphys paliko Senatą 1971 metais, bet saldainiai liko. Laikui bėgant saldainių stalas tapo oficialia tradicija. Senatoriai sėdėjo ten ir su malonumu prisėmė užduotį nuolat papildyti stalčių salariais. Kiti senatoriai vis imdavo iš jo saldainių ir galiausiai Senato istorikai pradėjo sekti, kas valdo saldainių stalą. Man buvo paskirta saldainių stalo vieta 119 kongrese. Prieš mane ją turėjo Todas Jangas, bet jis iš Indianos. O kasgi turi saldainių iš Indianos, nežinau. Kažkur Senate vienas įstatymų leidėjas turi visas įprastas pareigas. Jie balsuoja dėl nacionalinio saugumo ir dalyvauja įslaptintuose instruktažuose. Jie atstovauja milijonams žmonių ir jie taip pat turi pasirūpinti, kad kažkas iš koridoriaus galėtų gauti šokolado plytelę tarp balsavimų. Štai kas yra galia.